Labadiena, šitas filmukas šiek tiek greitesnė versija filmukų, kuriuos jūs galit matyti prie baigiamosios užduoties šitos pamokos mūsų. Primenam, kad mes jau turim baigiamąją individualią skaičiuoklės užduotį, čia kalbam apie pirmą dalį. Ir čia per 3 dalys pasakojama, ką reikia padaryti pirmoji daly. Čia šiek tiek gal truputį gal per ilgai, tai čia šitas filmukas, kurį aš dabar parodysiu, šiek tiek greitesnis bus. Taigi mes turim tam tikros klasės, kiekvienas iš jūsų gaus individualią tokią klasės rezultatus iš tam tikros šalies, kur kalbama, pavyzdžiui, esperantiškai, nes čia matosi vardai ir pavardės yra su O galūne, tai čia esperantų kalbos požymis. Ir mums reikia susitvarkyti su visą šitą informaciją per visus mokslo metus. Mokslo metai prasideda nuo vasario pradžios ir jie baiginėjasi vasario kažkur tai, ne vasario, lapkričio pabaigoje. Ir tada mokiniai turi 3 mėnesius praktiškai atostogų. Bet čia mūsų pusrutulyje Žemės gaunasi žiema, o ten iš tos šalies gaunasi jau vasaros laikas. Gerai, tai per ilgai nešnekėdami parodom greitai, kaip čia galima susitvarkyti. Pirmiausia, mums reikia užfiksuoti šitos stulpelius, tai mes galim nueiti View, Freeze ir čia Up to Columns, ir dabar pas mus jau bus fiksuoti šitie 3 stulpeliai. Paskui mes pagal užduotį reikalavome, kad jie būtų geltoni. Paskui nustatykim visas kraštinės, kad čia matytųsi, taip, nusistatė kraštinės. Toliau mums reikia pažymėti šitą pirmą eilutę, atžymėti su Ctrl numerį ir paskui pavardę ir vardą ir pasukti šitas datas vertikaliai. Tai mes galim padaryti labai paprastai. Text ir čia šitoj vietoj ne teksto, o rotation, posūkis, jeigu lietuviškai, ir, pavyzdžiui, rotate up. Okay. Toliau galim viską pažymėti ir vėlgi atžymėti šitos 3 stulpelius, kad jie mums netrukdytų. Na, čia biškai aš nepataikau, turbūt kažkaip tai čia, nu gerai, pažymėkim viską ir šiek tiek suplokštinkim, taip pat sumažinkim pagal plotį ir matosi čia jau tinkamos plotės gaunasi. Toliau turbūt šiek tiek reikia patraukti apačią, kad gautųsi pas mus tam tikra erdvė. Gal netgi šiek tiek galima padidinti šriftą, kad daugiau matytųsi datos. Ir turbūt galima būtų viską išskyrus šitų 3 langelių nuspalvinti kažkokią kitą spalvą. Nu, ten filmuke pasakojama, kad žalsvai, tai ir mes čia šitam filmuke irgi padarykim žalsvai. Dabar ką dar galima būtų sucentruoti, turbūt norėtųsi, kad būtų čia viskas sucentruota, galbūt išskyrus tik tai pirmų 3 stulpelių. Tai mes imam ir centruojam, susicentravo. Paskui vardas ir pavardė gal nereikėtų taip centruoti, tai būna kairinis lygiavimas. Ir mes, ką dar norėtųsi turbūt vertikalią lygiuotę padaryti per centrą šitoj vietoj. Jau lygtai nuėjom iki pat kondicijos. Ir dabar reikia įdėti tos 3 minimus stulpelius, kurie yra
praleista pamokų vidurkis ir metinės. Tai mes čia pažymėjom paskutinius 3 tam, kad galima būtų įdėti 3 stulpelius. Čia šitoj vietoj. Taip, pažymėkim viską ir insert, taip, kažkodėl čia pas mus nelabai žinome. Taip, dar kartą. Dabar insert 3 columns right. Dabar turėsim 3 laisvus stulpelius. Vėlgi pažymėkim, kad būtų pilnai visur susitvarkę rėmeliai. Ir čia rašom tada praleista pamokų. Taip, dabar ryškiai netelpam, tai galim patraukti, dabar tekstas tilpo. Paskui čia pas mus vidurkis bus, vidurkis ir čia šitoj vietoje pas mus bus metinis. Taip, metinis, gavosi ir metinis. Dabar lieka tik tai išvedinėti tą metinį, taip, šiek tiek padidinkim metinį ir praleistą pamokų. 150 tegul čia būna, nueikim į patį galą ir dabar galėsim rašyti formulės. Vėlgi pasižiūrėkim, koks čia langelis pas mus, šiuo atveju D2 ir mums reikės skaičiuoti iki CK2. Tai mes taip ir padarysim, pereikim prie anglų kalbos lygų ir čia count if formulė. Count if formulė nuo D2 iki CK2. Taip turės būti ir toliau kriterijus, tai tiesiog mes skaičiuojam, kiek yra N didžiųjų. Taip, bandom šitą paskaičiuoti ir čia dar siūlo papildyti, papildėm. Taip, dėl viso pikto galima prasisukti, čia pas mus 0 vienoje vietoje parašė, pasižiūrėkim, ar tikrai ten žmogus nepraleido, matosi, kad čia nepraleista ne vienos pamokos, čia žmogus labai gerai mokosi, taip. Ir nukopijuokim šitą regioną, Ctrl+C, nes mums norėsis paskui ir šitoj vietoj parašyti vidurkį, tai čia lygų average, taip, average, ok, Ctrl+V ir Enter ir vėl leidžiam prasitęst. Čia tik tai šitoj vietoje turbūt skaičiukus reikia susitvarkyti po kablelio, nes labai jau daug jų ten prisiveisė, taip, dabar 2 po kablelį tegul būna, šiek tiek dvigubai bakstelkim, kad išsidėstytų čia tvarkingai. Ir pas mus jau paskutinis stulpelis. Dabar šitoj vietoj, kituose filmukuose šito nesakau, bet labai patogu būtų vis dėlto dar vieną kitą kolumną, vieną kitą stulpelį papildomai čia įdėti, kad galima būtų lengviau operuoti šitam gale. Toliau čia metinių išvesti, tai reikia round ir nurodyti šitą langelį ir paskui iš karto galima šitą uždaryti taip. Ir leisti pratesti ir vėlgi šiuo atveju mums jau nereikia po kablelio, metinis turi būti pilnas pažymės, padidinkim čia šriftą, taip, paryškinsim, taip, galima paryškinti. Ir spalvinimas turbūt kažkoks turėtų būti čia, ten kur praleista pamokų, galim kokio melsvo, pažiūrėjau, arba žalsvo spalvą nustatyti. Tegul būna tokia, taip, tegul būna tokia spalva, paskui šitoj vietoj mes galim pažymėti ir
kokią geltoną, gelsvą, pavyzdžiui, spalvą, kitam filmukė gal kažkokia kita spalva, čia jūs jau patys galit pasirinkti iš esmės. Ir čia šitoj vietoj tegul būna geltona spalva, taip, skaitykit sąlygą, jeigu pasakytas sąlygų, kad kažkur geltonai, tai laikykitės geltonai. Ir galima patį šriftą raudoną čia padaryti. Tai praktiškai būtų tiek su to mūsų pirmų lakšto, su anglų kalba, bet turėkit omeny, kad jums iš esmės reikia visus šitos lakštus panašiai sutvarkyti ir turėkit taip pat omeny, kad ne visur yra vienoda pabaiga mokslo metų pagal langelį. Taip, pavyzdžiui, čia ši istorija pas mus ryškiai matosi, kad baigėsi kitam langelį FS, taip, o čia skiriasi nuo prieš tai buvusių, taip. Esperanto kalba, jeigu pasižiūrėti, pas mus CK vėlgi baigėsi, kinų literatūra CL baigėsi, taigi kai rašysit formulės, grinai nekopijuokit jų, taip. Lakstyti tarp lakštų galima arba čia apačioje, arba tiesiog paspaudus štai šitą mygtuką, taip. Čia galima rinktis visų dalykų. Kol kas šitoj pirmoji dalyje jums nereikia liesti šitų dviejų lakštų, apie juos mes pašnekėsim kitą kartą. Kągi, ačiū už dėmesį ir sėkmės atliekant pirmą dalį.